Sveiki, su jumis ir vėl laida Sitiek, kiek suvalgysi. Mes čia, man atrodo, antrą kartą susirinkę, gal ir daugiau, nesvarbu. Dabar yra jau po 12 nakties ir mes gaminsime kai ką labai skanaus. Tai vienas iš mano mėgstamiausių užkandžių naktinių prie filmo, tai yra načios. Mums reikės kažkokio bliūdo, kadangi mano bliūdas yra tragiškos kondicijos, aš jį dar įsidėsiu šiokį tokį slaptinimo ginklą, ant kurio ir dėsime visą maistą. Kadangi aš šitą patiekalą labai mėgstu, turiu milžinišką pakį ir nežinau, reikės bandyti dozuoti ir per daug neprisidėti. Nu, manau, bus pats tas, gal biškį nuimsiu. Nes visgi dabar yra po 12. Mums reikės tada kažkokių ingredientų, kuriuos mes dėsime į načios. Tai aš labai kukliai mėgstu, tai paprika ir geltoni kukurūzai. Pjauname papriką, nes jos reikės pusę. Pusę. Tu šuniukai, eik iš, eik. Supjaustėme savo paprikas, galime jomis nusikratyti nuo lentelės ir išberti jas prie načios. Aš jas plius minus palieku ant viršaus. Tada, kadangi šitas dalykas nėra paruoštas atidarimui, aš nežinau, ar man verta pačiai atidarinėti ar prašyti vyro pagalbos. Kaip tai veikia? Ar tai veikia? Jeigu neturite vyriškos jėgos, tai aš jums rekomenduočiau pirkti tiesiog tuos, kur atsidaro normaliai. Ir tiek. Ir tada vėl pagal norus, pagal aplinkybės, pagal nuotaiką įsidedame geltonųjų dalykų. Kokie jie ne geltoni. Dedame sūrį. Sūrio reikia žvėriškai daug. Tai geriau pirkit pigesnį. Just kidding. Ir susiturkuojame savo sūrį. Taip pat prieš sūrį galėjo dėti pupeles, marinuotas ar kokios jas ten būna skardinėse. Ir nes pagal tą natūralų normalių žmonių receptą priklauso pupelės, bet aš nemėgstu pupelių. Tada dar galite įsidėti jalapeno kokio tenai. Aš jalapeno mėgstu, bet jis man per aštrus. Ir aš žiauriai mėgstu laiškinius česnakus. Ir aš juos užsipilu ant viršaus. Ir orientuojamės pagal sūrį, sulaukiam, kol jisai jau toksai biškai pasidaro chill, į visas pusės toksai ramesnis, išsilydęs ir tada galim traukti viskas. Nes realiai mums užtenka, kad sūris išsilydytų, o viskas daugiau tenai bus pašylę. Atrodo išties skaniai, kaip visada, ir aš nekantrauju pavalgyti, bet prieš tai dar įsipilsiu savo mėgstamos giros iš Rimi. Rimi reklama.
Ir pagaliau galime mėgautis načios. Kiek daug sūrio. Aš lėkiu valgyti, o jums linkiu pasigaminti šitą dalyką. Ir parašykite savo nuomonę, jeigu paragausit, išbandysit šitą visą reikalą, nes man labai įdomu jūsų nuomonė. Gal komentaruose parašysit, ką dar galėčiau pagaminti. Iki.